veikia partijos, kas yra normalu, žmonės pasitikė partijomis, kas taip pat yra normalu. Tai va tokį normalų gyvenimą kažkokiu būdu reikėtų atstatyti. Iš tikrųjų, mano tikslas ir yra sukurti konkurencinį mechanizmą tarp partijų. Šitokie laisvi sąrašai, tai jiems sunku iš tikrųjų išgyvuoti ilgus laikus, 4, 8 ar 12 ar dar kažkiek metų. Bet jeigu pavyktų sukurti konkurencinį mechanizmą ir partijos pradėtų konkuruoti viršų, tai sakyčiau, kad būtų pasiektas didysis tikslas. Savanorių kūrėjų sąjunga, tai aukščiausios tarybos gynėjai, televizijos bokšto gynėjai, jūs matot juodas uniformas. Aš iš Vilniaus atvažiavau, neapsirengiau jos, bet lapkričio 23 mes eikiuosimės Vilnių. Tai prisiekė iki pučo ir vyrai atsisveikinę su gyvybė. Lemiamais momentais katalikų tikėjimas leidžia kolektyvinę išpažintį. Ką vyrai atliko su Grigo kunigo dėka, mums su Algirdu, aišku, neteko, nes reikėjo rūpintis vyrais, kad visi turėtų benzino butelius, turėklus. Turėjom 2 granatas ir 2 šautuvus. Granatos buvo su Bigfordo šniūrais. Aukščiausiai tarybai su mumis buvo vienas partizanas tikras, kurį palaidojom prieš metus, tai Leonas Laurinskas, kuris 88 pirmas iškėlė viešai vėliavą ir jis išeidamas Anapilin padovanojo tikrą partizanų vėliavą. Šito partizanų vėliava yra, kai jos prisiekė partizanai, kurie žuvo. Užtat paremdami šitą judėjimą mes labai reikalausim atsakomybės. Artūrą prašau labai atsirinkti žmonės, kadangi jis populiarus visoje Lietuvoje, prie jo plakasi, aš jau matau dabar, bus daug atsitiktinių. Ir kiekvienas jūs turit pasakyti, kodėl einate tą valdžią, ko jūs siekėte. Aš pats buvau iki 97 metų konservatorių partijai. Išėjau ir nesigailiau, kai kurie dabar išėjo. Ir man piktinosi, kodėl aš išėjau. Artūras nestandartiškas ir mes buvom nestandartiniai. Jeigu mes būtumėm tokie kaip visi, tai Vilniui, žinot, ant Žaliojo tilto statulos stovi, o mes šitą kareivį nukėlėm. Mane supakavo policija, kai pradėjom kelti kareivį. Išsiaiškino su Landsbergiu, kad galima, tai Orentas komendantas pasiūlė susprogdinti. Pradžioje gynė ginklų. Šiaulių savivaldybės vicemeras turbūt Končius Mindaugas sako, sąjūdiečiai pasikarščiavo. O kai atvažiavo vokiečiai belaisviai, kurie statė šitą, pradėjo girtis, kad jie nuvertė. Užtat reikia ryžtingų veiksmų Lietuvai. Ką jūs padarėt, mes stebim. Sėkmės jums. Aš manau, kad šitas susirinkimas, šita data bus įrašyta Lietuvos istorijos vadovėliuose. Ir štai kodėl. Lietuva vienintelė ES šalis, kuri po to, kai išsikovojo nepriklausomybę, labai nuosekliai
naikino bet kokią europinę demokratiją. Beje, Sąjūdis tą europinę demokratiją buvo įvedęs kaip ir Estija, kaip Latvija, kaip Lenkija, bet būsima partinė nomenklatūra, vadovaujama dabartinių socialdemokratų, tuometinės darbo demokratinės partijos, po to perėmė Tėvynės sąjunga šitą naikinimą. Pirmiausia, panaikino 92 metais progresinius mokesčius, 94-95 metais panaikino pagrindinį demokratijos elementą – rinkimus apylinkių tarybos. Nėra Europoje valstybės, kuriuose žmonės negalėtų išsirinkti seniūnijose ar apylinkėse savo atstovus. Šita vienintelė išimtis yra Lietuva. Padėkokim socialdemokratams ir Tėvynės sąjungai. Tai yra jų darbas. Ir po šito ir prasidėjo visi tie dalykai, dėl kurių jūs čia esate susirinkę. Lietuvoje prasidėjo tos visos blogybės. Šitos dvi partijos tarpusavy besikeisdamos valdžioje panaikino paskutinį demokratinį elementą, tai yra tarėjus teismuose. Esam beveik vienintelė Europos valstybė, kurioje visuomenė neturi jokios galimybės veikti teisininkų klaną, o jisai pasiekė neregėtas aukštumas ir paskutinis ir žymiausias teisininkų partijos, teisininkų klano kūrinys, žodį atskiras dėl pilietybės, kad pilietybę gali turėti atskirais atvejais ir kitų valstybių gyventojai. Teisininkai šitą žodį pavadino, prilygino žodžiui išimtiniais, nors visi vadovėliai, visi žodynai rašo priešingai. Kitaip tariant, Lietuvos teisininkų partija pradėjo žodynę esančius žodžius pervadinti savo sprendimais. Aš turiu nekonstitucinį teismą. Ir gali šauš diena, kai žodį baltą pavadins juodą. Taigi Lietuva nomenklatūros rankomis yra likviduotas visuomenės vaidmuo politiniam gyvenimui, pagrindiniai rinkimai, tai yra žemiausiai grandy, ir visuomenės atstovavimas teisėsaugoje. Visuomenė nekontroliuoja nei partijų, nekontroliuoja nei atstovų Seime, realiai nekontroliuoja teisėsaugos. Tai nieko bendro su Europa neturi. Esame Europos Sąjungoje formaliai, o realiai mes esame iš jos išėję. Tai, ką jūs šiandien darote, jūs ir žengėte tą pirmą svarbiausią žingsnį, jūs laužote nugarkaulį nomenklatūrai, partiniai nomenklatūrai. Ir kai aš prieš 4 metus pamačiau dvi pavardės, tai Visocko ir Tumėno, ir paskaičiau, kad jeigu būtų ėję komandomis, tai Artūras būtų gavęs 4 vietas, o Tumėnas 3. Ir ta Šiaulių valdžia, kuri garsėja Lietuvoje, ir akivaizdu, kad tai yra pati korumpuočiausia savivaldybė Lietuvoje, ir kuri turi patį didžiausią įžūlumą, taip įžūliai vogti, kaip vagia pinigus dabar realizuodami šitą absurdišką kultūros fabriko projektą. Ir čia vėlgi labai mes gražiai matome, kaip susivienė Tėvynės sąjunga su socialdemokratais. Broliai dvyniai, tarpusavy besikeisdami. Aš 19 metų buvau Tėvynės sąjungai, skaudama širdim išėjau prieš pusmetį ir išėjau todėl, kad jinai galutinai degradavo bet kokius sąžiningus žmonės, išstumdama iš partijos ir pasižiūrėkite savivaldybės tarybos dabartinius veidus ir būsimus sąrašuose esančius socialdemokratų ir Tėvynės sąjungos veidus ar kitų partijų. Jūs veiduose perskaitysite suktumą. Ten arba pataikūnai, arba sukčiai. Ten tiesiog nesąžiningai žmonės. Ir taip yra visoje Lietuvoje. Bet Šiauliuose valdžia yra visiškai supuvusi. Ir jūs turite unikalią progą sukilti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs sukilot. Turit puikų lyderį, turit puikią komandą. Ir aš niekiek nebejoju, kad jūs turėsit milžinišką frakciją savivaldybės tarybai. Niekiek nebejoju, kad Artūras išeis į antrą turą ir laimės mero rinkimus. Aš tą pranašavau prieš metus, aš pasakojau savo partijai, kad jeigu jūs toliau užsiminėsite pataikūnų kėlimo aukštyn, jeigu jūs toliau leisite socialdemokratam vogti, jeigu jūs taip pat jūsų atstovai vogs, tai baigsis tuo, kad Artūras Visockas laimės mero rinkimus, o šitas virusas, komitetų steigimas, nepriklausomų kandidatų kėlimas ir jų pergalės išplis po visą Lietuvą. Tai jūs šitą demokratijos virusą, Lietuvos grąžinimą į Europą, europietiškos demokratijos sugrąžinimą pradedate jūs pirmieji. Aš to labai džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi, kad aš esu tarp jūsų, rėmiau ir remsiu, kuo galėsiu, linkiu Artūrui ir jo komandai ir jums visiems čia esantiems sėkmės. Aš visiems sakau, bėda ta, kad mes neįsisąmoninam, kad mes rinkėjai esam valdžia, rinkėjai, tie, kas eina į tarybas, tie, kas eina dirbti valdininkais,
tie, kas eina į Seimą, tie, kas eina prezidentų, ministrais, jie yra tarnai mūsų visuomenės. Kol mes to neįsisąmoninsim, mes Lietuvoje gerai ir negyvensim. Nes mes laukiam, kad mums kažką duos valdžia. Aš galiu pasakyti griežčiau, negu ir Naglis pasakė. Mes gyvenam dabar partinės diktatūros sąlygų. Mes gyvenam tarnų diktatūros sąlygų. Nes tarnai mums nurodinėja, kaip mes turim kokius referendumus rengti. Tarnai mums nurodinėja, kokias jie turi turėti algas. Ar jūs įsivaizduojate? Tarnas pats nusisprendžia, kada kokia pas jį turbūt alga. Ne mes šeimininkai, kurie juos samdom, nustatom jiem algą. Jie girti išlitinėja po Seimą, jie tenai perka savo mašinas, tarnai. Ir jie neatsiskaito mums šeimininkais. Jūs įsivaizduojat nors vienas darbe, kad girtą šlitinėtų jį neišmestų iš darbo, o ten šlitinėja tarnas. Ir visi šeimininkai žiūri, piktinasi ir nieko nesugebam. Tai kokie mes šeimininkai esame? Tai aš tai ir sakau, dėl ko aš pritariu ir Nagliui, kad mes vis tik turėtumėm pirmieji pasakyti, kad ne partinis sąrašas, bet ir mes turime atsiminti, kad mes tie, kurie einam, jeigu einam į tą sąrašą ir ruošiamės eiti į miesto tarybą, mes turim būti tarnai, o ne valdžia. Mes turim šiauliečiam būti tarnai. Tai gerai. Vieno susirinkimo metu mes vis dėlto nusprendėme, kad ta programa turi būti kitokia, nes šį programą žmogus jau nebeskaito, nes netiki. Mūsų visuomeniai susidarė toks įspūdis, kad valstybė tai yra Seimas, valstybė tai yra savivaldybė, ne, valstybė tai yra žmogus. Tai esame mes. Todėl mes sugalvojame tokį labai paprastą, visiems suprantamą programos variantą. Nežinau, ar visi pritars, bet aš į šitą programą tiesiog buvau raštininkė ir sudėjau, kopijavau jūsų atskiras mintis ir sudėjau gal ir ne visą esmę. Bet man atrodo, kad iš tiesų tai darbai turi pasakyti, ką žmonės daro, veikia, o ne skambios frazės. Mes manome, kad šitos visos vertybės, kurios čia yra išvardintos, bendražmogiškos vertybės, tai yra normalu. Nes tuo tiki ir pats Artūras, tuo tikiu aš, tuo tikite ir jūs čia susirinkę. Mes manome, kad toks turi būti mūsų miestas. Nei viena organizacija ir tos organizacijos struktūra nelėmė sėkmės. Patikėkit manim. Sėkmė tai žmogus. Nuo jo požiūrio, nuo jo principingumo, nuo jo pozicijos priklauso viskas. Jeigu tu turėsi savo poziciją, būsi sąžiningas ir principingas, vadinasi ir tavo darbai bus išties naudingi Lietuvai, miestui ir žmogui. Jūs galite su tą programą sutikti, galite nesutikti, bet tai yra visų mūsų išsakytos mintis. Labai sunku visada, aš sakyčiau, kad visada yra padaryti tą tokį apibendrinamą darbą. Bet aš manau, kad darbai turi parodyti, ką iš tiesų mes galime. Nes kad Šiauliai, miestas, kuris... Jūs norite jį matyti gražų, jūs norit matyti žalį, jūs norit matyti... Tai mes turim jį tokį ir sukurti. Todėl mes ir susirinkome visi čia, kad tą miestą padaryti kitokį.
Ačiū Jums. Noriu padėkoti komiteto nariams, kai mūsų komiteto užteko padėti žmonių, jis nebūtų įvykęs. Paprastai tokio masto susirinkimai, kurios sunku ir kurie yra nepopuliarūs, jie paprastai labai sunkiai surenkami, partijos labai dažnai nesurenka susirinkimų, blefuoja savo protokolus ir taip toliau, tai yra kasdienybė. Įvyko, sakyčiau, neįtikėtinas dalykas. Galvojau, kad bus sunku surinkti net 16 asmenų į kandidatų, kurie bandys kandidatuoti į savivaldos rinkimus kovo 1 dieną. Tačiau nėra tie Šiauliai, tai visiškai beviltiškai, kaip suvyko miręs miestas, surinkta pilnas komplektas 62 žmonės. Galiu vėl užtikrintai pasakyti iš patirties, jog partijos sunkiai surenka pilnus sąrašus. Ir tas sąrašas, tam galima būti prilyginti tam tikrus stebuklų. Sąrašas yra įdomus, kame įdomumas. Jisai prasideda, dešimtuke yra laisvės gynėjai, jisai yra užbaigiamas 2 laisvės gynėjais. Reiškia, tarsi apsaugoti iš abiejų pusių. Tas sąrašas bus įdomus todėl, kad žmonės aktyviai išrinkus ir žmogus, tarkim, iš kažkokios pozicijos, iš 40 ar iš dar kokios gali atsidurti antroje poziciją. Kodėl? Todėl, kad dalis žmonių aš tiesiog nepažįstu ir tuos žmonės tiesiog siūlė kolektyvai. Jeigu kolektyvas pasitikė tuo žmogum, tai, sakykime, tas žmogus tapo tam tikrą auką, tam tikrų dalyvių į kabutės, kuris pasiaukoja vardan kolektyvo, norint, kad tam kolektyvui būtų įdomiau dalyvauti rinkimuose. Tarkim, šilta energija, mokyklos, tiesiog delegavo po žmogų ar po žmonės ar po kelis asmenis, už kuriuos jie galės balsuoti. Tiesiog kolektyvai bus įdomesnis pasirinkimų procesas ir tame yra pakankamai daug garancijos. Pereinu prie penketuko, kurį norėsiu pristatyti. Likęs sąrašas buvo jūsų kompiuteriuose, už kurį jūs dabar turėtumėt balsuoti, jeigu norite, kad jis kandidatuotų, arba balsuoti prieš, jeigu nenorite. Pirma pozicija mano, nėra sąrašo vedlys. Antra pozicija yra, sakykime, kiekviena pozicija turi tam tikrą idėją. Antra pozicija atspindi švietimo svarbą visame mūsų gyvenime. Tai yra labai originali mokytoja, kurią paprašyčiau dabar atsistoti, Irina Barabanova. Didždvario mokykla, visi studentai, kurie studijuoja mediciną, ar tarkim veterinariją, ar dar ką nors, kas susijęs su biologija ar chemija, dažniausiai renkasi Didždvario gimnaziją, todėl kad ten yra biologijos mokytoja Irina ir yra dar draugė, kuri chemijos mokytoja, reiškia jos dirbdamos labai originalių būdų tiesiog parodo, kaip galima įdėti savo pastangas ir parodo, kaip galima tuo pačiu mylėti žmonės. Turime suprasti, jog Lietuvoje neturim daug išteklių ir tik per švietimą iš esmės galima daryti kažkokį progresą. Neturim daug anglių, naftos ar dar kažko. Todėl lietuviai turėtų lavinti smegenis ir iš tų smegenų turėti kažkokią tai vertę, pridėtinę vertę, ką ten bekalbėti kokiais terminais. Pabrėžiu švietimo svarbą, todėl kad visi mes iš švietimo, visi teisėjai, visi ekonomistai ir gydytojai, pradžia yra švietimas, pradžia yra tėvai, bet po to, kai eini gyvenimą, yra švietimas. Labai džiaugiuosi, kad mokytojas sutiko, nes, vėl pasakysiu, tai yra tam tikras pasiaukojimas ir smagu. Trečia pozicija. Gintautas Lukošaitis, norėtų, kad būtų parodyta 33-34 konstitucijos straipsnis. Dėkui. Esmė tokia. Prieš šį žmogų buvo grubiai pažeisti įstatymai, šitam žmogui nebuvo leista kandidatuoti rinkimuose, grubiai pažeistas konstitucijos 34 straipsnis, grubiai pažeistas konstitucijos 3 straipsnis, kitaip tariant, jis negalėjo turėti savo įsitikinimų toje vietoje, kur labiausiai juos turėtų reikšti, tai yra partijoje ir partijos skyriuje. Tai reiškia, Gintautui nebuvo leista
dalyvauti, jis negalėjo būti reitinguojamas ir į šios rinkimus nebūtų galėjęs eiti kaip savo partijos narys. Tai yra milžiniška neteisybė, todėl kad vėliau Gintautas pilnai apsigynė prezidiume partijos ir partija balsavo už tai, kad jis buvo teisus ir partija balsavo už tai, kad nebuvo jokio pagrindo, partijos prezidiumas balsavo už tai, kad nebuvo jokio pagrindo elgti šitaip, kaip su juo buvo pasielgta. Kitaip tariant, yra tiesioginis įrodymas, jog padorus, principingas žmogus partijoje kol kas yra nereikalingas, bet labai tikiuosi, jog partijos iš tokio veiksmo padarys išvadą ir ateityje tokių klaidų jokių būdų nedarys. Taigi atstatom konstitucinę galimybę per Gintauto pavyzdį, todėl jis yra 3 pozicijoje ir tikimės, jeigu šitas sąrašas turės sėkmę, Gintautas galės savo, kaip sakant, partinės nuostatas realizuoti praėję, kaip sakant, vienos duris užsidaro, kitos atsidarė. Čia yra toks variantas. 4. Mergaitė Simona Potelienė. Ar matom ją salėje? Matom. Būtent tokie žmonės gali konstruoti ateitį, nes jaunas, norintis kažko ir visiškai teisingai besielgiantis žmogus. Kita pozicija – Rima Juškienė. Parašyčiau truputį pasidėti. Tai yra 5 sąrašo dalyvis, ką tik pristatė programą. Idėja, sakyčiau, kuri geriausiai apibūdintų šį asmenį, šią moterį, tai būtų pareiga. Kokį darbą beduotum, tarkim, ar sniegą kasti, ar padaryti, tarkim, tarybos sprendimą, ar apginti jį, šis žmogus padarys tą darbą būtent tos labiau negu tu tikiesi. Su šiais žmonėm, jeigu kartais sąrašas įveiktų ten visus tos lenkščius ir patektų į tarybą, tikrai būtų galima konstruoti tam tikrą principinę liniją ir siekti, sakykime, klausimų sprendimo. Šiaip noriu atkreipti dėmesį į sąrašo vidurį, tarkime 22, 23, 24, 25 poziciją. Šie žmonės savo garbės tikrai neatiduotų šiaip savo. Paminėkim Gintautą Gascevičių, absoliučiai garbingą žmogų, Virginijų Steponavičių. Tai Virginijus Steponavičius yra karinio oro pajėgų aviacijos bazės pulkininkas. Jis deklaravo savo gyvenamą vietą, Šiaulietis, dirbo Šiauliuose kariniai bazėje ilgą laiką, deklaravo savo vietą Šiauliuose, nors gyvena dabar Vilniuje, tik dėl to, kad idėjiškai palaikyti šitą sąrašą. Vaidas Pauliukėnas, puikiai žinom, reiškia Šiaulių krepšinio žaidėją, puikiausiai žinom Mindaugą Žukauską, Europos čempioną 2003 metai ir Atlantos 3 vietos laimėtoją, kuris tikrai savo garbės nedalins benkam. Irmantas Kukulskis, Kukulskių šeimyna, regbio sportas, tiesiogiai garbės klausimai. Tiesiog yra visa eilė žmonių, kurie sutiko dalyvauti sąraše, norint, kad šitas sąrašas atskiestų dabartinį valdymą. Dėl partijų, čia visi piktai kalba apie partijas. Iš esmės partijos nėra kaltos kaip tokios, kaltas veikimas, kuris vyksta partijos. Iš esmės politinis gyvenimas turėtų iš tikrųjų veikti partijose ir aš tikiuosi, kad jei mums pasiseks, mūsų darbas sukurs konkurencinę aplinką ir šitos partijos konkuruos į viršų. Dabar partijos yra įpratusios konkuruoti į apačią, todėl šitos visos bėdos Lietuvoje yra. Atkreipkite dėmesį, iš esmės visoje Europoje politiniam gyvenime veikia partijos, kas yra normalu, žmonės pasitikė partijomis, kas taip pat yra normalu. Tai va tokį normalų gyvenimą kažkokiu būdu reikėtų atstatyti. Iš tikrųjų mano tikslas ir yra sukurti konkurencinį mechanizmą tarp partijų. Šitokie laisvi sąrašai, tai jiems sunku iš tikrųjų išgyvuoti ilgus laikus, 4, 8 ar 12 ar dar kažkiek metų. Bet jeigu pavyktų sukurti konkurencinį mechanizmą ir partijos pradėtų konkuruoti viršų, tai sakyčiau, kad būtų pasiektas didysis tikslas. Bandžiau tą dalyką daryti visus 4 metus. Konservatorių partija iš esmės yra sujudėjusi ir dabar, manyčiau, socialdemokratai norės juos pasivyti ir taip galės prasidėti kažkoks procesas. Tai nebe... Kas prieš gal? Už irgi gerai. Būkit gerai, būkit priešas. Kas prieš? Jūs? Vienas žmona.